Šiandieną visai kitokia diena. Street lygos etapas Šiauliuose, Kriptiškėse. Ir šiandien orelis yra pliaupintis, ne kitaip. Ir tikrai labai šlapia, matosi ir pimpačkiukai irgi pasiruošia. Žodžiu, tai, šiandieną bus viskas biškis slow motion. Iš tikrųjų yra dabar dar tik tai 1 valanda. Valas prasidės apie 3 valandą ir 3 valandą lygtais pranašauja šiokį tokį kiekį, kuris bus mažesnis ir turėtų būti šiaip čia sudėtinga, dėl to, kad dabar treniruotės vyksta ant šlapio, o tada, kada jau vyks pats gazas, tai turėtų trasa truputėlį prasausėti. Žodžiu, tai šiandieną ne pats geriausias momentas siekti aukščiausių rezultatų. Šiandieną, man atrodo, kad bus labai daug prisitaikymų ir kas geriausiai prisitaikys prie kintančių sąlygų, tas ir laimės. Tai laimės talentas. Šiandien visi žmonės ieško pastogės, skėčio, įsitaiso patalpose, palapinaitėse ir visur kitur. Bet nuotaika gera. Nuotaika iš esmės gera, tai viskas atrodo turėtų būti šiandien pagal planą ir labai gerai. Street lygos 3 etapas čia labai permainingas ir reikalauja iš dalyvių maksimalaus susikaupimo. Dalyviai buvo suskirstyti į 2 grupės. Pirmoji treniravosi ant visos dangos, antroji ant šlapokos, tada abi grupės ant liūties ir prieš pat kvalifikaciją išdžiūvo. Tai kvalifikacija buvo iš esmės loterija, nemaža dalimi, tas matėsi pirmais važiavimas, kur ten labai daug dalyvių gavo 0. Šiaip lygis aukštas, geriausias pasirodymas 94, praeinamasis balas 77, tai reiškia tikrai mažas tarpelis, į kurį reikia pataikyti, reikia tikrai gerai pasirodyti. Pažiūrėsim, ką parodys sportiniai, bet iš 80 plus galvų tikrai yra talentų, kurie, manau, kad eis per Lietuvos driftą į tolius ir bus naujai vaškeliai. Šiandien ir trasa visai kitokia negu Pro lygoje. Šiandien streetas važiuoja visai kitoje konfiguracijoje, visai kitoje vietoje. Bet čia taip pat šitoje trasoje labai daug iššūkių. Mes šiandieną turime ir jaunimą, kuris tikrai nestokoja metų. Gustui Valainiui yra 14, Petraičiui, jeigu neklystu, 12. Einam paklausim, kiek jie metų. Labas. Sveiki. Smagiai lėkti tau linkiu. Kiek tau metų primint? 14. 14? Maladėts. Gerai. Anime ant kapoto. Žodžiu. Jaunimėlis duoda reikalų.
Jei autogide pamatysi tokį Golf R, tai rekomenduoju jums čiupti, net nesvarsčius šitą variantą. Turim begalę dalyvių, todėl konkurencija taip pat labai didelė. Visi pavažiuoja, oras nustebino, nes turėjom pirmą sesiją ant sauso, kas leido pilnai atsukti arklius. Na, ant šlapio buvo dailusis čiuožimas ir kas turėjo žiemą treniruočių, tie šiandien, manau, ir laimės. Poriniai turėtų būti jau truputėlį sausėję. Kur geriau jautiesi ant šlapio ar ant sauso? Mano automobilis nėra galingas, todėl aš turiu didesnį pranašumą galbūt ant šlapios dangos, nes tai sulygina visų pajėgumus variklių ir galbūt ant šlapio labiau. Tai meldi lietus ar nelabai? Nemeldžiu, nes vakar teisėjavau ir dabar tie patys žmonės teisėjauja, tai aš labai nenoriu jiem, kad lytų. Jeigu jų nesulis, bet trasa liks šlapia, padėkosiu. Šiaip galiu pasakyti, Street League buvo bene sudėtingiau komentuoti dėl aršių kovų, kitokio matymo kampo ir be abejo šiandien gausa dalyvių. Jeigu Pro lygoje 40 pilotų ir kažkas tikrai tenai susikočioja, kažkas tikrai sugenda, tu turi milžiniškas pertraukėles, įsitęsusi renginį ir panašiai, o čia veiksmas nuolat virė. Ir be abejo, Street lygoje yra daugiau patikimesnių bolidų, nes jie netaip išdrakoninti, išdaužyti, jie yra kai kurie arti standarto, kai kurie yra labiau perdaryti, bet techninių gedimų čia pasitaiko rečiau, nebent yra kažkoks tai stiprus kontaktas. Beje, vieną kontaktą mes tik tai šiandieną ir turėjome, ryškių epizodų, kas nusikulniavo nuo kalniuko, bet išvengėm kažkokių tai didesnių dramų, bet Gustas Valainis šiandien laimi topinę vietą ir Gustas Valainis, atminkite, 14 metų jaunasis Lietuvos talentas, kuris per savaitę pasiema 2 taures iš 2 varžybų, 2 pirmas vietas. Kol kas Gusto Valainio sezonas yra afigienas, labai geras, aukštumoj, keliaujam pakalbinti. Gustai, maudaisi per savaitę jau antrą kartą ant šampano ir keli taurę pačią aukščiausią, kaip jautiesi? Labai gerai, labai džiaugiuosi, nes pirmą kartą Street lygoje užėmu prizinę vietą. Nekados taip gerai nesisekė Street lygoje, nors ėmė pro geriau visas. Kažkaip eina kortai, labai džiaugiuosi. Tai tegu eina tau tą kortą ir toliau, daug komentarų iš tavęs nereikia, viską pasakei trasui. Ačiū tau labai. Ačiū. Žygimantas Božius šiandien antra vieta, kokios emocijos ant podiumo? Tai emocijos puikiai, iš tikrųjų tiek nesitikėjau davažiuoti iki pat finalo, prasme atvažiavau šiaip sau, pasivažinėti tiesiog. Ta mašina tokia neįspūdinga, palūžus, tai čia super rezultatas, nežinau. Beje, kokią pats patirtį esi surinkęs drifte? Aš nežinau, nuo senų laikų iš tikrųjų važiuoju, aišku, su pertraukom visokiom, bet jau kiek 9 metai gal. Bet aišku, buvo visokių pertraukėlių. Tai kada čia prieš 2 metus turbūt važiavau pilną Street lygą, tai 3 vieta buvo bendrai čempionate, tai irgi tai visai neblogai. Tam tikrą prasme patirtis tikrai matėsi, bet geras sugrįžimas, geras podiumas, tai sveikinu su geru performansu. Dėkui. Gerai, ačiū tau labai. 3 vieta šiandien, kaip jautiesi? Daug emocijų, bandžiau susitvardyti, bet kažkaip turbūt gavosi, jeigu pavyko ant podiumų užlipti. Laimingas dėl 3 vietos, šiaip daug konkurencijos šiandien buvo. Šiaip konkurencija buvo labai didelė, nes daug dalyvių, daug tikrai gerai važiuojančių dalyvių ir kvalifikacija vien praeiti labai sudėtinga, bet šiaip būtų užtekę ir top 32, bet gavosi kaip gavosi, stengiamės kiek galėjom, ėjom tolyn. Kas sudėtingiausia buvo šiandien? Valainis. Ne, šiaip, ta prasme, buvo sunku susidraugauti su mašina, nes ne mano mašina, mano komandos nario mašina ir ilgą laiką esu nevažiavęs, tai buvo tiesiog sunku prisiminti, kaip viskas darosi.
Nu, bet kai suskolinta mašina, tai labai gerai. Nu, kaip pirmą kartą su šitą mašiną važiuojant ir po 2 metų pertraukas neblogai. Nu, tai čia, žinok, jau. Čia pats savo komplimentą pasakei. Gerai, ačiū tau labai. Ačiū. Cheers. Gerai, kad nesulūžo. Aš spėjau patraukti ir nusilūžo. Jeigu ką, viską jam žinau, jeigu ką, sakyk, pretenziją parašysi. Streetas užsibaigė aukšta nata, smagu, kad oras pasitaisė, smagu, kad pilotai laimingi, smagu, kad apskritai surinkom labai gražių vaizdų ir jo, aš galvoju, kad mano reziumė būtų toks. Šiandien startavo 11 metų vaikinukas, važiavo keli 14-mečiai, važiavo ir Street lygos veteranų keletą, daug jaunimo, daug jaunų žmonių, daug talentingų žmonių. Barjeras labai aukštas, meistriškumo kaip Street lygai. Ir kas įdomiausia, kad vis dėlto 14 metų Gustas Valainis, jaunosios kartos, čia galima sakyti jau 4. nepriklausomoji Lietuvoje drifto karta, tai panašu, kad Lietuvos driftas tikrai gerose rankose, net nebejoju, jeigu ir toliau tempas nekris. Toks trumpas reportažas iš Street lygos. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis autogidas Andrius Janušauskas. Gero laiko, metas dabar jau tikrai pailsėti.